Praktika prastai nuotaikai pagerinti. Labas toms, kai žiūrėsite įrašą. 5 minutės šiokį tokį įvadą iki praktikos. Šiandieną atliksim gan paprastą ir trumpą, bet efektyvią praktiką, kuri tinka kiekvienai dienai. Ir su šia praktika mokysime save pasikrauti energijos resursų, išeiti iš nemalonių, neigiamų emocijų ir mokysimės dirbti su savo emociniu intelektu, suprasti savo emocijas. Prieš praktiką visada rekomenduoju atsigerti vandens, pusę puoduko pasilikti po praktikos. Vanduo naudingas mūsų organizmui, reikalingas. Ir ši praktika yra trumpa, paprasta, bet efektyvi ir veiksminga. Praktikos metu naudosim disociaciją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad įsivaizduosim tą savo dalį, kuri blogai jaučiasi, tarsi atskira nuo savęs, bet pačios praktikos metu nereikia nieko galvoti, prisigalvoti, tiesiog klausyti mano vedimo ir leisti savo pajausti. Tai kaip vidus kokius vaizdinius parodys, taip kaip vidus tau atsiskleis, ką jisai tau leis pajausti, taip ir leisk savo išjausti. Nereikia kažko prisigalvoti, daug išmąstyti. Jeigu kartais praktikos metu pradeda lysti visai kitos mintis į galvą, tada geriausiai to mintim yra pasakyti, dabar aš užsiėmusi praktiką, o su jumis pakalbėsiu vėliau. Tiesiog taip kaip draugėm pasakyti to mintim, kad jos suteiktų laiko. Jeigu namuose yra namiškių, taip pat paprašyti, kad jau bent pusę valandos netrukdytų. Užtruksim gal netgi trumpiau, bet maksimum jau pusę valandos. Ir ši praktika, kurią šį vakar pravesiu, galėsit atlikti šiandien su manim. Po to, jeigu kas bus neaišku, galėsit klausti, kas konkrečiai nepavyko ar pavyko papasakoti. Pasidalinsim, kaip sekėsi. O po to galėsit savarankiškai, liks įrašas grupiai, galėsit savarankiškai kasdien vis daryti, kol išmoksit daryti be įrašo ir tiesiog bet kokiu metu pasinaudoti šią praktiką, kada tik bus bloga savijauta. Tai jau netrukus už minutės pradėsiu. Atsisėsk patogiai, įsitaisyk į kėdę. Jeigu visai prastai yra kėdėj, galima ir atsigulti. Bet aš rekomenduoju sėdėti todėl, kad dažniausiai jau gulant užmiegi. Bet tu geriau save žinai. Visada praktikos metu kreipiuosi tu, į tave asmeniškai. Ši praktika yra tau. Ir tu bendrauji su savo vidum. Aš tik vedu, palengvinu tau situaciją. Tai pasiruošk, įsitaisyk kuo patogiau. Visos praktikos metu geriau akys užmerktos, bet jeigu gali susikoncentruoti save, galima būti ir atsimerkus. Čia jau pagal save. Tai atsisės dar patogiau, užmerk akis. Ir iš pradžių susikaupk į kvėpavimą. Giliai įkvėp per nosį, gali su garsu tarsi įkvėptum visą orą, ramybę į save įkvėpk, padėk savo atsipalaiduoti, pasiruošti praktikai, jei jauti kažkur įtampą dar labiau atsipalaiduok, pajudink tą vietą, tiesiog nurimk ir leisk savo nurimti. Atpalaiduoti kūną, įkvėp giliai ir gali iškvėpti
per burną, netgi su garsu. Ir koncentruokis tik į save, į savo kūną ir į savo kvėpavimą. Kelis kartus giliai įkvėpk ir iškvėpk. Jauti, kaip įkvėpi ramybę. Nieko aplink nėra. Jeigu kažkas aplink vyksta ar kokie garsai, tai jie taip pat padeda tau atsipalaiduoti. Ir iškvėpk visą įtampą per burną. Gali net su garsu lyg girdėtum, kaip įtampa išeina. Garsas palydi įtampą iš viso kūno. Dar kurį laiką giliai pakvėpuok. Jauti, kaip esi tu, tavo kūnas ir tavo kvėpavimas. Leis sau per garsą išleisti visą įtampą. Ir dabar įsivaizduok, pajausk save tokioj vietoj, kur kažkada gal buvai, o gal tai tik svajonių vieta, kur tau labai malonu, kur norėtųsi vis ten grįžti ir būti. Įsivaizduok tą vietą, kur tau labai gera. Tiesiog pajausk, kai prisipildai energijos resursų. Vieta, kuri tau patinka, užpildo tave geros savijautos. Įsijaus, ką matai aplink. Ar girdi kokius garsus, ar jauti vėją, gal kokius kvapus užuodi. Tiesiog pasinerk visai į šitą savo jėgos vietą. Pajausk malonios energijos srautą. Tau čia taip gera. Ir dabar pamatyk prieš save tą savo dalį, kuri jaučiasi prastai. Tiesiog prieš tave, gal iš tolo artėja, gal tiesiog prieš tave matai tą savo dalį, kuri blogai jaučiasi. Ir įsižiūrėk, kaip ji atrodo. Gal ji nuliūdusi, gal išsigandusi. Tiesiog įsižiūrėk, kokia ta tavo dalis, kuri jaučiasi prastai. Leisk tavo vidui parodyti tą tavo dalį, kuriai yra blogai. Aiškiai pamatyk, kaip jie atrodo, ką ji daro, gal ji nori tau kažką pasakyti. Pajausk, suprask, kad tik tu gali jai padėti. Ir pasakyk jai, aš tave matau. Tiesiog pakartok savyje jai tos žodžius. Aš matau tave. Ir aš atėjau, kad tave palaikyti, išklausyti ir tau padėti. Ką
ką ji tau atsako. Tiesiog jauskis suaugusi ir išklausyk tos savo dalies, išklausyk kaip faktą jos savijautą, kodėl jai yra blogai. Leisk jai pasisakyti. O gal ji nori kažką parodyti, tiesiog leisk jai pasireikšti. Sužinok, kodėl jai yra blogai. Ir gali jai atsakyti, aš palaikau tave. Aš palaikau tave, priimu, suprantu tave. Tau taip galima, tu esi mano dalis. Ir aš daugiau tavęs nebeneiksiu, neslėpsiu. Ir pasakyk, prašau, ko tu nori, kuo galiu aš tau padėti. Taip ir paklausk tos savo dalies, kaip gali jai padėti. Ką ji tau atsako, ko ji nori. Savo vaizduotėj tu gali viską. Tai, ko nori tavo dalis, tiesiog įsivaizduok ir duok jai tai. Duok viską, ko ji nori. O gal ji nori, kad tu jai kažką pažadėtum, kad būsi kokia ateity, pažadėk jai tai. Bendrauk kaip su pačia brangiausia savo dalim. Duok jai to, kol ji bus patenkinta. Priimk tą savo dalį tokią, kokia ji yra. Leisk ją jausti tai, ką ji jaučia, ką ji pasakoja tau. Ir tiesiog išklausyk jos savijautą, ko ji nori ir duok jai visą tai. Savo vaizduotėje tu gali visą tai jai duoti. Tu viską gali savo vaizduotėje. Neribok savęs, leisk savo duoti šitai savo daliai, tai, ko ji trokšta, ko ji tavęs prašo. Jeigu nori apkabinti, tiesiog apkabink. Jei kažko tavęs prašo, įsivaizduok tai ir duok. Ir dabar sakyk tai savo daliai, tiesiog mintise kartok. Mano brangioji, tu visada gali manimi pasikliauti. Visada gali prašyti mano palaikymo, nes mes su tavim esame viena. Tik aš galiu tau padėti. Ir aš noriu tau padėti. Gali manim pasitikėti. Aš visada tave palaikysiu ir priimsiu. Myliu tave ir priimu. Ir nukreipk ją iš savęs savo meilės srautą, įsivaizduok, kaip iš tavęs meilės energija teka į ją ir duok jai meilės tol, kol jai bus gerai. Ir gali matyti, kaip ji pasikeičia
transformuojasi. Pamatyk, kokia ji tampa. Duok jai meilės tiek, kol ji transformuosis, kad jai jau pasidaro geriau ir ji visiškai vaizdinys pasikeičia. Ar matai, kas vyksta? Gal ji kažką nori dar tau pasakyti? Gal tu jai nori dar pasakyti palaikymo žodžius? Aš priimu tave, myliu, palaikau, tu esi mano dalis. Ką aš galiu tau padėti? Aš noriu tau padėti, duoti viską, ko tau reikia. Ir dabar sakyk tai savo daliai, dabar noriu, kad susijungtum su manim, kad visada būtum su manimi. Jei kas tavęs netenkins, visada pasakyk man. Aš mokysiuos atkreipti dėmesį į tave. Pažadu, kad visada atkreipsiu į tave dėmesį. O jei tau ko trūks, būtinai man pasakyk. Ir jei esi pasiruošus ir tavo dalis pasiruošusi, tai susijungkite. Tiesiog matai, kad šita dalis tarsi kokia energija įeina į tave ir jūs susivienijate. Pajausk, kaip ji įteka į tavo kūną, į tavo vidų. Pajausk, kad jūs dabar jau tapot viena. Ir pajausk, kas tavyje pasikeitė. Pabūk šiek tiek šioj būsenoj. Pajausk. Gali apibinti save. Pasakyti sau, myliu tave. Jei norisi, gali uždėti savo delnus ant krūtinės ir pasiųsti savo širdžiai meilės. Ir praktika eina į pabaigą. Pajausk savo kojas, savo pėdas, rankas, šiek tiek pajudink pirštus, rankų pirštus, kojų pirščiukus pajudink. Pajausk visą kūną, pasijausk, kad esi čia ir dabar. Neskubėk atsimerkti, įsijausk į kūną. Pareik iš praktikos į save ir gali patrinti delnus, kol iššils, kad
visai pajaustum, jog jau esi čia. Paglostyk save, gali galvą pamasažuoti, šiek tiek išbūdinti, jeigu buvai giliame atsipalaidavime. Ir iš lėto atsimerk. Praktika baigta. Jeigu baigiai praktiką, parašyk, kaip sekėsi, ar buvo aišku, kaip dirbti su savo vaizdiniu, su savo dalimi, kurią yra blogai, kaip pasijautei po to, kai ji transformavosi ir pavyko jai duoti tai, ko ji nori, kaip ji jautėsi. Šitą praktiką išmokus, jeigu yra bloga nuotaika ar kažkokia negera savijauta, o reikia kažkur eiti, dalyvauti ir kažkaip greitai norisi tą savo nuotaiką pataisyti, tai galima netgi neiti tą resursinę vietą, neįsivaizduoti tos vietos, o tiesiog iš karto įsivaizduoti vaizdinį, tą savo dalį, kurią yra blogai, jos paklausti, dėl ko ji taip jaučiasi, kas jai nutiko, paklausti, ko ji nori, pasakyti jai palaikymo žodžius, kad aš tave myliu, apsikabinti, paglostyti ir paklausti, ką galėtum jai duoti. Ir tiesiog iš suaugusio pozicijos išklausyti tą faktą, kaip ta tavo dalis jaučiasi, tarsi tu būtum mama ar gera draugė tai savo daliai. Jos išklausai ir ji pasako, išsikalba savo savijautą, savo pojūčius, ko ji norėtų. Tada gali įsivaizduoti, duoti jai to, ko ji nori. Tol, kol jai pasidarys geriau, iš savęs siųsti meilės energiją, pasipildymo. Ir kai jaučias gerai, kai abi pasiruošusios, susilieti ir pajausti, kaip pasikeitė savijauta. Tai va, jeigu jau išmokus trumpai tą praktiką, galima atlikti išvis per kelias minutes. Dabar mes jai skiriam 15 minučių. Gerai atsipalaidavom, kad pajaustumėm, įsijaustumėm. Jeigu turėsit kokių klausimų ir kas įrašą žiūrėsit, parašykit komentarus. Bendraukim, kokie klausimai kilo dėl praktikos, kaip sekėsi atlikti ir kaip pavyksta su savo dalim pabendrauti. Jeigu merginos vis dar įsijautusios į savo būseną, tai aš jūs palieku, galit būti, mėgautis savimi, gal toliau tęsiat meditaciją, tai irgi gerai. Kai norėsit, jau tada pačios išeisit iš meditacijos, o šiandien transliaciją baigiu, lauksiu jūsų atsiliepimų ir iki kitų kartų.